Sveiki, aš žurnalistas Tomas Loiba. Su manimi Gediminas Kaupas. Jis yra dviratininkas ir papasakos mums apie olimpinę sporto šaką, apie dviračių sportą. Ir dviračių sportą, ir kitas olimpinės sporto šakas galite stebėti Vilniuje prie Baltojo tilto įsikūrusioje fanų zonoje. Mes stovim prie dviejų skirtingų dviračių, tai yra dvi skirtingos, ne tik du skirtingi dviračiai, bet ir dvi skirtingos dviračių sporto rūšys, ar ne? Kokie esminiai skirtumai? Taip, tai yra plentas ir trekas. Kaip žinom, trekas yra uždaras, kurį mes turim vienintelį Lietuvoje ir Pabaltyje, tai yra Panevėžyje. Tai yra 250 metrų uždara trasa, kur dviratininkai važiuoja būtent su panašiu dviračiu, kuris neturi stabdžių, yra vienos pavaros. Ir ten yra didžiuliai greičiai. Kuom skiriasi plentinis, tai plentinis turi stabdžius, pavaras ir mes važiuojame lauke. Tai čia vienas pagrindinių dalykų yra. Imant treką, tai varžybos yra nuo 200 metrų iki 40 km, kur sportininkai lenktyniauja dideliu greičiu. Plente yra kelios rungtys, tai viena yra nuo 30 iki 50 km ir grupinės lenktynės yra nuo 150 iki 250 km. Koks yra vidutinis greitis? Trekia kartais dviratininkai pasiekia iki 85 maksimalų greitį. Plente grupinėse lenktynėse būna 45 km per valandą. Kokį atstumą važiuoja plente Paryžiaus olimpinėse žaidynėse? Važiuoja moteris 158 km, vyrai virš 200. Per tuos kilometrus reikia ir valgyti, atsigerti, čia yra nuolatinis procesas. Taip, tai labai svarbus dalykas, nes reikia taupyti energijos, reikia kuo daugiau turėti finale. Tai sportininkai dažnai maitinasi, geria. Papildomai turi aptarnauti personalą, kuris važiuoja iš paskos grupės, kur turi ne tik maistą, bet ir atsarginius ratus, jeigu atitinka techniniai nesklandumai. Bei trasoje yra papildomai maitinimo punktas, kur sportininkai gali pasiimti maistą važiuojant. Kiek laiko maždaug būna taip sustoja, tas pavalgymas trunka kelias sekundės? Jie nestoja. Nestoja? Ne, negalima sustoti, nes labai daug laiko tas kainuoja jėgų. Kadangi plento lenktynės yra ilgos grupinės, kurios vyksta nuo 150 iki 200 km, tai dviratininkam yra labai svarbu maitintis, ką jie turi visą laiką kišenėje. Tai išsitraukia pavalgyti, savim vežiojasi gėrimą, gertuvės. Kas grupinėse lenktynėse labai daug priklauso ir nuo oro sąlygų. Tai nuo to priklauso, kokios lenktynės bus. Ar bus labai intensyvios nuo pat pradžio, o jeigu yra geras oras, tai daugiau komandiniai žaidimai prasideda. Dabar plentu važiuoju dviračiu, kuris šiaip jau yra sutvertas trekui. Ir negana to neturi nei stabdžių, nei galima jį nustoti minti. Ir beje, ir dviračių sportą, ir kitas olimpinės sporto šakas galite stebėti Vilniuje prie Baltojo tilto esančioje fanų zonoje. Kaip dabar man sustot, ką man daryti?